pradėkime tada, kokią tą sumą už balkono remontą išrašė gyventojai. Žodžiu, istorija labai linksma. Iš pradžių gavom 12 000 ten keli šimtai. Paskui, kai pareiškėm, kad mes nemokėsim tokios sumos, tai tada atėjo sąskaita 9200 ten kažkiek tai. Tiesa, užteko paprašyti, pasakyti, pasipiktinti ir suma automatiškai nukrito? Gražiai šnekat. Neužteko paprašyti, mes patrepsėjom kojom ir pamažėjo sąskaita, bet jokių paaiškinimų, nei samata, kiek kainuoja cementas, kiek kainuoja dalykai, nieks nieko nepaaiškinta. Kadangi namas pastatytas 1840 metais pradėtas statyti ir pastatytas 1915, balkonai buvo mediniai. Ir iš vis tuos medinius balkonus tikrai lengviau prižiūrėti negu cementinius, todėl kad, suprantat, lentas galima pakeisti, jeigu kas nors žiūrėtų ir prižiūrėtų juos, bet nieks neprižiūri. Dar pas mus labai keisti įstatymai, kad jeigu tavo plotas tame name yra didžiausias, reiškia, ar balkonas tavo ar ne tavo, tu turėsi už jį mokėti didžiausią sumą, kadangi mano didžiausias plotas, čia yra madų namai, tai aš turėsiu didžiausią sumą mokėti. Tai dėl to ir kilo šitas kipišas, todėl kad jau nusibodo kentėti ir šitos išdaigos ir paskelbus socialiniuose tinkluose šitą naujieną, atsirado šimtai žmonių, kurie labai nepatenkinti šitos, aš nepavadinčiau mano būstas, aš pavadinčiau apgavikų irštvą. Bet sakykite, kažkokia diskusija su gyventojais prieš tai vyko, ar buvo atvykęs atstovas, ar jūs buvote sutarę dėl tos sumos? Gyventojų vardu visi prašo, dėl kad, suprantat, gyventojai gali rašyti ir kalbėti. Nieks neatvažiuos nei iš televizijos, nei iš kitų laidų. Kadangi aš mėgstu kelti revoliucijas, kaip ir su Palangos tualetais, kaip ir su Vilniaus balkonais, kaip jūs matot. Ten tas pats, jau gal 5 metai aptraukta žaliai ir paprašysiu operatorius pasisukti kitą pusę. Čia padaro ir vienodai rodo, supranti. Bet kadangi žino, kad šitam name yra mūsų madų namai, reiškia yra pinigų. Štai ir mokėsim. O kodėl aš turiu mokėti ir apmokėti kelionės į Maldyvus? Mes žinom, mūsų name gyvena architektas, kuris dirba su architektūriniu paveldu. Ir jisai puikiai mums viską išaiškino, kaip čia yra. Ir jisai pats susitvarkė balkoną už 500 eurų. Reiškia, 500 eurų sumoki, padarai, o dar po 5000 firmos administracijai, kurie mielai nuvažiuos į kur ten, į Maldyvus ir taip toliau. Teikit, kad realiai tie darbai, medžiagos, pas žmonių darbas, jisai tos sumos netempia, taip švelniai tariant. Nu, jūs labai švelniai tariat, o aš garsiai tariu, kiek galima mus apgaudinėti, gerbiami žiūrovai. Kelkim revoliuciją. Aš manau, ne beveik pas kiekvieną yra balkonas, kuris tokiam stovi. Ir kiek mus gali durninti ir šitaip meluoti. Klausykit, gal jau dabar jau žiūriu už tos kyšius, ten visus teisė ir sodina į kalėjimą. Tai gal ir tokius aferistus reikėtų vieną kartą pamokyti. Nu, kur pagaliau tos kontrolės, kur pagaliau visi tie architektai, miesto ir visi. Kažką tai reikia daryti. O kaip, klausykit, Juozai, kiti kaimynai šio namo gyventojai, dabar tiems žmonėms tas... Aš užsiimčiau šitą veiklą. Nes šita suma, kaip suprantu, tikrai ne visiems pakeliama yra. Aišku, kad taip. Tuo labiau, kad čia gyvena pagyvenę žmonės, senjorai ir taip toliau. Ir jeigu aš nebūčiau čia reikęs, tai visi, žinot kaip, jeigu nedraugiški kaimynai, tai tada visi gauna tą išdalintą sumą ir visi imasi už galvos ir kažką ten moka ir taip toliau. Dar labai įdomus dalykas, kad jeigu mes patys pigiai susitvarkysim, mes turim sumokėti garantiją 5000, kad balkonas nenukris. Bet kadangi aš paskelbiau šitą žinią internete, tai pats atsirado žmonių, sako, mes gavom tas sumas, mes išmokėjom tą sumą ir balkonas vėl nukrito. Reiškia, jie garantijos neduoda. Bet jeigu mes patys darom, tai reiškia, dar turim sumokėti ir garantiją, kad mes atsakingi už tą balkoną. Nu, žodžiu, žinokit, nu tik pas mus taip yra. Ir mes vaidinam labai Europą, mes labai europiečiai, bet kažkodėl tai gyvenam dar senais laikais. Tai pradėkime matyti nuo to, kad gerbiamas ponas Juozas, viešai kvestionuodamas avarinio balkono remonto galimybę, bando daryti kažkokį tai šou. Bet žinot, atleiskit, bet šitoje vietoje, kada mes kalbam apie žmonių gyvybės ir pavojų, daryti šou yra turbūt net neetiška ir nelogiška. Prisiminkim taip, kad šitas balkonas, apie kurį dabar kilo tokia diskusija, pernai metais jau nukrito. Ir tik tai laimingo atsitiktinumo dėka niekas nesužalojo. Nedaug dėja būtų kažkas balkone buvęs, arba būtų po balkonu. Tai būtų tikrai neišvengta tragedijos. Tai taip pat prisiminkime atvejį prieš 10 metų Vilniuje, kada
Analogiška situacija, moteris vieno daugiabučio raštu atsisakė tvarkyti savo balkoną. Visai bandė prieštarauti, ignoravo visas ekspertų išvadas, kad balkonas yra avarinis. Po 2 dienų jinai žengė į tą balkoną, krito ir žuvo. Tai tokioje vietoje, žinot, juokautis tokiais dalykais yra tikrai negerai. Tiek ponui Juozui, tiek kaimynams dar įtarimų sukėlė tai, kad iš pradžių ta sąmata buvo pateikta didesnė keliais tūkstančiais, vėliau kilus pasipiktinimui, sako, tiesiog, gerai, sumažinom keliais tūkstančiais, atsiuntėm mažiau. Kas ten buvo vykdoma, kodėl ta sąskaita sumažėjo ir galbūt ji dar gali sumažėti? Žinot, mes laiką sakėm savo klientams, kad mes dėl jų darysim visą, kad kainos būtų kuo priimtinesnės. Tai buvo šiuo atveju lygiai tas pats padaryta, buvo deramasi su konkursą laimėjusio įmonė, beje, tokių įmonė Lietuvoje, kurios užsiminėja paveldo zonoje esančių balkonų remontų yra maksimum 2-3. Tai pavyko dėrybų būdu įsiderėti, tą kainą šiek tiek sumažinti, bet akivaizdu, kad pono Juozui ir šita kaina yra nepriimtina. Kas jeigu gyventojai vis dėlto atsisako ir jiems netinka tos sąmatos, gali jie patys ieškoti savo būdų kažkokių tai rangovų ir patys tvarkytis? Tai mes tik pasveikinsime poną Juozą asmeniškai, jeigu jisai susiras rangovą, kaip jis yra minėjęs, už 500 eurų, ir jeigu apsiims rangovas už 500 eurų, ar už 1000, ar už 2000, ar net už 3000 eurų padaryti šitą remontą, paveldo zoną esantį balkoną, mes tikrai Juozą pasveikinsime. Kaip būtų, sumos iš tikrųjų įspūdingos ir ypatingai mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams pensininkams, ne visą laiką pakeliama tokia finansinė našta. Kokia pagalba galima iš savivaldybės, ar galima kažkokia tai kompensacija, kokie čia yra tie pagalbos mechanizmai? Tai kaip ir žinia, kai mes esame ir šnekėję ir namo gyventojams ir pono Juozui, savivaldybė šiemet vykdo puikią iniciatyvą, mano manymu tikrai puikią iniciatyvą, kurios, aš nepamenu, kad tokia būtų, ir avarinės būklės senamiesčio balkonams skiria net iki 80% kompensaciją. Tai yra milžiniška paskata tvarkytis, milžiniška parama tvarkytis, ir aš manau, kad gyventojai tikrai galėtų bent jau pasidomėti ir pasinaudoti šitą galimybę sutvarkyti balkonus, kadangi tai yra ne vienintelis balkonas tam name, kuris jau nukritęs. Yra dar ten keletas balkonų, kurie yra avarinės būklės požymių turi. Tu niekada nežinai, kas ten gali su jais būti. Todėl tikrai patarimas yra naudotis ir paramas savivaldybės ir rūpintis savo turtu. Ta galutinė suma, bent jau šią akimirką, galutinė tie 9000 su kažkuo, ar jūs tenkina, ar yra jau prieitas kažkoks konsensusas, ar vis dėlto čia dar... Mane tenkina 500 eurų. Toliau nemokamai, tik paukščiukai čiulba miške. Tada, jeigu šitoks balkonėlis kainuoja 9000, mano darbai turi kainuoti tada 100 000.